Paskutinis prieš keletą savaičių įvykęs dalykas. Turėjau Žalgirio klubo narių susitikimą. Šitą žiauriai mane išmušė iš vėžių iš tikrųjų, bet aš manau, kad visus išmuštų. Nu, nežinau, koks turėtų būti geležinis žmogus, kad jo neišmuštų iš vėžių. Ir turėjom, žodžiu, metinį susitikimą su visa komanda. Man davė scenarijų, aš tą scenarijų mačiau valandą prieš rungtynės. Bet viskas tvarkoja. Aš kaip ir dar su kuo galbūt pasikalbėsim, su kuo kalbėjau, sakau, kad bus tokių situacijų, kai renginio scenarijų gausit ir prieš 10 minučių. Jeigu esate jau renginių vedėjas, už tai gaunat pinigus, čia yra ne jų problema, kad jūs nežinote scenarijus. Na ir žodžiu, viskas tvarkoja. Ir ten turėjom tokį momentą, kad aš pasikviečiu žaidėją, užduodu, publikos buvo gal kokie 400 žmonių, aš užduodu klausimą, ten tarkim, kokį sportą prieš tai sportavo Mantas Aukštavičius iki krepšinio. Nu ir ten žmonės kelia ranką, ten tu. Ir gavosi taip, kad nedaug buvo tos vietos, tos scenos gal buvo nedaug ir aš taip atsimenu, priejau prie čia arčiausiai sėdinčių, jie atsakė ir aš einu taip pat, atgal einu ir tik pysti jaučiu ant kažko užmyniau. Pasižiūriu, vaikas kokių 2 metų. Nu, kažkas tokio. Ir aš į tą vaiką taip, ir čia viskas vyksta, renginys, visi pasikūrė viską, ir aš taip, Jėzau, tiutiu į tą vaiką, ir tas vaikas taip į mane pažiūrėjo. Ir kai pradėjo bliaut, aš maniau, kad aš jam sulaužiau kojas. Ir suprantat, o čia buvo pati galbūt, sakyčiau, kokie 3-4 žaidėjai pakalbinti, ir aš ten mes toliau darom tos dalykus, o tas vaikas to labiau rėkia. Aš galvoju, apšikmat, sulaužiau kokią koją, ranką, kelieną, nežinau kažką. Ir po renginio man pasakė, kad čia buvo Ulanovo vaikas.